Kadangi prasidėjo žiema, aš pradėjau labai intensyviai drėkinti savo odą, kadangi būtent šaltuoju laikotarpiu jinai pas mane yra labai išsausėjusi. Kadangi prasidėjo ruduo, aš labai daug, net neprasidėjo, jau eina į pabaigą. Kadangi jau eina į pabaigą ruduo, aš šiaip labai daug sirgau, prisipažinsiu, negėriau jokių vitaminų, nieko, tai dabar aš ant tiek esu, nežinau, persigandus, nes iš tikrųjų labai daug sirgau. O Jėzau. O pagal video pavadinimus jau tikriausiai supratote, kad jūs šiandien praleisite dieną su manimi. Baigėsi atostogos, šiandien yra pirma diena po atostogų. Pas mane namie atsirado kavos aparatas ir kviečiu jūs dabar eiti pasidaryti kavos. Kai atsirado kavos aparatas, aš pradėjau pagaliau gerti kavą rytais, o ne vidurdienį ar vakare. Ir dabar darausi tokią kavą, kuri man tobulai tinka, su pienu be laktozės, su tiek sirupo, kiek aš noriu. Ir, žodžiu, nerealiai skanu ir aš labai džiaugiuosi. Šiltas outfitukas, nes man tai jau asmeniškai labai šalta. Žinokit, persigavau, noriu kito megztinio, nes neužsidėjau jokio golfiuko ir dėl to man biški bado. Štai, iškart kažkaip geriau, taip pat šilta, bet ne bado. Kad padaryti šitas nerealias garbanas, aš naudoju chalato diržą tiesiog ir visą laiką pavyksta nerealiai, tai visoms siūlau. Šiandien atsikėliau visai lengvai, bet žinau, kad bus rytoj labai blogai, nes visada atsikėliu pirmą dieną taip gerai, o po to jau rytoj jau bus, manau, sunkiai. Aišku, dar priklauso nuo oro sąlygų. Šiandien šiaip oras visai geras, jokio lietaus, tiesiog debesuota. Tai va, šiaip jeigu rimtai, aš dabar noriu tiesiog neapsikrauti dėl šito vlogo, nes aš jau gal kokius 5 kartus bandžiau nufilmuoti kažkokį labai prasmingą video ir vis man atrodė, kad yra nepakankamai faina ir galų gale nusprendžiau nufilmuoti tiesiog savo dieną, kas yra man įprasta. Tai va. Kaip tuščia, o Gabija labai skubai lietuvių. Pas Gabiją tai pietus tokie savotiški, mano, tai pažiūrėkite, kokie žirnelių sriubytė, o tu? Mano mamos toks skambutis. Žodžiu, mes tokias esam nelegalios mergaitės. Mes išėjom iš klasės valandėlės. Pabėgom. 12 klasiai elgiamės labai chuliganiškai. Tai va, einam peškom iki kafeino. Desmaja. Kalba mūsų nepamatys klasės valandėlį salėj, bet auklėtoja pamatė ir klausė, kur mes. O mes kafeiną. Taigi atvažiavau iki korepetitorės. Man dabar bus chemijos korepetitorė. Žodžiu, atvariau pas sesę ir mes važiuosime į jogą. Tai va, jau kai manęs pavakarieniavau, labai skaniai, sušiukus. Tai va, labai happy. Žodžiu, daug nefilmavau, jau einu namo, dabar yra 9 vakaro ir, privargau. Tiesiog gal ne tik dėl tos pačios jogos, o bendrai per dieną.
pirmadienis visą laiką yra sunki diena, aš manau. Aš žinau, kas su mano kamera, kas su jos kokybė, bet, toks jau vaizdelis. Grįšiu namo, gal labiau pakalbėsim, nes dabar man labai šalta. Ir aš noriu kuo greičiau grįžti namo. Taigi, jau grįžau namo, kaip matote, jau esu vonioje. Ir aš pagalvoju, manau, jau nueisiu į vonią. Arba į dušą, gal vonė tai bus visgi. Kadangi aš noriu naudotis tuom, kad pas mus yra karštas vanduo, nes aš dabar labai tai vertinu. Nes pas mus gal prieš 2 savaitės atjungė vandenį karštą 4 dienom ir, aš labai pradėjau vertinti karštą vandenį. Tai labai kažkaip noriu gal šiandien pagulėti vonioje. Žodžiu, užsidėjau jau kitokią pižamą, tokia labai jau vaikiška, bet jinai man labai patinka. Liko paskutiniai žingsneliai, tai yra išsivalyti dantis, veidą ir bus viskas. Tai ir viskas, aš esu pasiruošus miegoti, šiaip jau visai noriu, pavargau šiandien. Rytoj kelsiuos panašiu metu ir panašiai ruošius, bet vis tiek kviesiu jūs dar rytoj praleisti su manimi. Iki rytojaus. Negaliu pradėti ryto be kavos. Dar reikia nepamiršti, kad aš turiu vitaminų. Dabar yra laikas persirengti. Šiandien pas mane pakankamai paprastas ir outfitas bus. Nežinau kaip dėl make-upo, net nelabai noriu dažytis. Tai žiūrėsim kaip bus. Štai. Toks outfitukas. Baigiu gerti savo kavą. Reikia padaryti dar vieną. Nes mano draugė nori kavytės irgi. Aš atnešiu ją į mokyklą. Ir jau. Tai štai ir viskas. Mano toks outfitas. Ir pasiemu draugės kavytę. Ir galim keliauti. Mūsų lifehackas, kurį mes naudojam, tai yra mes paliekam maišus. Kadangi mes neturim spintelių, tiesiog čia sudedam visus nereikalingus vadovėlius ir knygas, autorius šešėlį ir viskas. Nieko. Augustai, ką jūs? Man dabar matematikos korepetitorius. Maksimus minimum problema. Nes dažnai, kai mes kalbam apie maksimumą, jeigu... Ką tik baigėsi matematikos korepetitorius, 1,5 valandų, privargau jau. Namų darbus padariau. Dabar jau galima eiti ramiai atsipalaiduoti. Man čia yra kaip ritualas, tiesiog kiekvieną vakarą į vonę pagal galimybę. Tai jeigu aš jau nueinu į vonę, reiškia laisvesnis vakaras yra. Tai va jau pildau vonę, taip laukiu, pasiėmiau jau savo pižamą ir megztinę. Taigi jau išėjau iš vonios, kaip matote, su šlapiais plaukais. Šiaip visai norėčiau juos įsidžiovinti, kadangi šiaip šalta namie dabar yra. O aš jau bijau susirgti, nes aš jau gal 3 kartus ar 4 sirgau. Tai ir šitus 2 mėnesius, čia yra crazy. Taigi, mielieji, aš jau eidu miegoti. Ačiū, kad buvote šias dienas kartu su manimi. Ir tikiuosi susitiksime labai greitai. Ate.